spaudos konferencija po Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalio rungtynių tarp Panevėžio Ekrano ir Pakruojo Kraujas, kurios rezultatu 2-1 po pratęsimo laimėjo Panevėžio Ekranas. Ir galbūt pradžioje trenerio Valdo Urbono mintis apie susitikimą. Susitikimas, aišku, taurės varžybos visada turi savo tą specifiką. Šiandien parodė tos rungtynės, kad irgi jos sudėtingai klostėsi, bet aišku, galbūt, jeigu reikėtų apibūdinti trumpai, tai ką girdėjau nuo Kraujo suoliukų, tai kova. Tai va, tai tas matyt, ta kova ir buvo, kadangi kažko tai daugiau, esant tokiom sąlygom, tikrai sudėtinga padaryti. Aišku, galbūt pirmam kėliny šiek tiek dar tokie buvom kažkur tai neprasibūdinę ir nesigavo ta kova, nesigavo dvikovų laimėti, lošdavom dvikovas ir galbūt aišku, daugiausia vyko žaidimas vidury aikštės. Antram kėliny vis tik tai geriau sekėsi organizuoti žaidimą ir aišku, galbūt tas įvartis kažkiek tai, aišku, kada žaidži tokias rungtynės visą laiką, vienas įvartis visą laiką padaro korektūras, aišku, krito į mūsų vartus ir tos korektūros, aš galvoju, vis tik tai sugebėjom perlaužti žaidimą, išlyginti, turėjom galbūt dar momentų, kad persverti rezultatą pagrindinio laiko metu, tas nepavyko padaryti, aišku, pratęsimo metu, galbūt tas greitas įvartis, vėlgi ir raudona kortelė, sustatė viską į savo vietas, aišku, galbūt reikėjo tik tai kontratakų, kada turėjom dar aibę momentų, paprasčiausiai reikėjo išnaudoti ir būtumėm palengvinę savo gyvenimą, o šiaip kažkokių tai didelių grėsmių kaip ir nebuvo. Taip kad iškovojom pergalę ir aš manau, kad džiaugiuosi, kad patekom į pusfinalį. Vis tik tai norisi ir pavasarį, kad dalyvautų tuose pusfinaliuose ir siekti vėlgi trofėjus, vėl tos taurės, kadangi manau, kad klubui yra svarbus dalykas. Po rungtynių turėjote priekaištų ir nusilatintų iš praleisti? Kas čia priekaištų? Futbolas komandinis žaidimas, priekaištų išsakyti. Nemanau, kad visko pasitaiko, užtenka pasauliniai praktikai, čia ne pirmas ir ne paskutinis toks įvartis. Manau, kad tada irgi šiek tiek galbūt natūralu trūksta žmogui žaidybinės praktikos ir galbūt kažkiek tai nulėmė tą momentą, bet vis tik tai aš jo sugebėjimais kaip vartininkų niekad nebejoju. Nesijutė žaidėjams nuodės, nespėjo atstatyti jėgas? Visos galbūt specifika tame, kad žaidėm ant sintetinės dangos kažkiek, tai truputį galbūt kita ta sintetinė aikštė, vis tik tai kitos raumenų grupės, kaip pasakyti, ir tas nuovargis galbūt šiek tiek kitoks, nors Krauja irgi lošia rungtynės čempionato, taip kad nemanau, kad čia kažkas tai tokio buvo, labiau esam tokioje stadijoje ir 5 keitimai vėlgi leidžia manevruoti, rotuoti ir keisti žaidėjus. 5 keitimai vis tik tai gerai, kad šitame etape jie yra. Pirmas įvartis Ekrano vartus, kaip jau pavadintumėt? Kuriozinis įvartis, jeigu trumpai, nesiplečiant, ką daugiau. Kaip jūs pavadintumėt? Tikriausiai taip. Taip pat? Taip pat. Na, tai bendraminčiai. Gerai. Tęsime spaudos konferenciją. Kraujos treneris Aidas Dambrauskas ir galbūt tada trenerio mintis. Kovingą susitikimą. Na kaip, su Ekranu jau šiemet susitinkam 4. kartą ir paskutinės 2 rungtynės, aišku, jau, kaip sakant, biškį judam į priekį, bet aišku, šiandieną tikėjomės kitokio rezultato, bet kaip sakant, biškį gal pritrūko, vyrai stengiasi, neturiu jokių priekaištų, tiek kad
yra ta taisyklė, jeigu neįmuši tu, tai įmuša tau. Ir ši taisyklė šiandieną ir pasikartojo. Pelnė įvartį, turėjom dar porą neblogų progėlių, patys nepasinaudojom, o varžovai po standartinės padėties pelnė įvartį. Nu, per pridėtą laiką, aišku, dar žaidėm dešimtiesį buvo gana sunku, bet, kaip matėt, bandėm vis tiek kurti. Aišku, ekranas pasinaudojo mūsų spragomis gynyboje, aišku, ir atsirado momentai. Kaip sakyčiau, pagrindiniam laikė praktiškai pelnė įvartį, tada atsirado progos, o šiaip varžovai pasinaudojo vieną spragėlę ir rezultatas buvo aiškus. Bet nieko, kaip sakant, taurės varžybos tom ir pasižymė, apie komandas kovoja, stengiasi, gal dar mūsų komandai kažkiek trūksta, daug jaunų žaidėjų. Stengsimės tobulėti. Ko trūko šiandien grojai? Gal aštrumo puolime, o šiaip, kaip sakant, su tokiais varžovais ir negali žaisti atvirą futbolą. Suprantu, nes vis tiek, kaip sakant, komanda gal biškį kitokia, kaip čia dabar pasakius, gal biškį ir žaidėjai labiau patyrė ir patys matė tą aikštę. Daug aš čia nekomentuosiu.